Sveiki atvykę į pirmąjį mano epizodą, kuriame apžvelgsime 10 žmonių, kurie turi didžiausią subscriberių kiekį Lietuvoje. Šiame sąraše apžvelgsiu tik tuos žmonės, kurie kuria video Lietuvos auditorijai, todėl čia nebus jokių žmonių, kurie kuria video angliškai arba muzikos kūrėjų. Taigi nieko nelaukdami galime pradėti ir 10 vietoje yra Laisvės TV. Ši internetinė laida sukurta Andriaus Tapino vos prieš 7 mėnesius jau surinko 44 000 subscriberių. Taip pat ši laida buvo sukėlusi nepasitenkinimą, neva tai yra nelegaliai veikianti televizija. Apie Laisvės TV neturiu labai daug ką pakomentuoti, tikriausiai mano mėgstamiausias jų keltas video buvo Lietuvos pristatymas prezidentui Trumpui. Todėl nieko nelaukdami keliaujame į 9 vietą, kurioje sėdi Karolis, L2 Republic. Jis yra tikriausiai vienas iš mano mėgstamiausių youtuberių, nes į kiekvieną jo video yra įdedama daug darbo ir jie yra labai nuotaikingi. Per maždaug 2 metus nuo savo youtubinimo pradžios jis jau surinko 45 000 prenumeratorių. Taigi nieko nelaukdami keliaukime į 8 vietą, kurioje turime žaidimų balsą. Savo veiklą YouTube'e jie pradėjo prieš maždaug 5 metus ir per tą laiką jau surinko 51 000 prenumeratorių. Į jų žaidimų naujienas būdavo įdedama labai daug darbo ir meilės. Aš neatsimenu nei vieno pirmadienio ar penktadienio ryto, kad aš būčiau išėjęs į mokyklą nepažiūrėjęs jų video. Nostalgija. 7 vietoje turime dar vieną puikų youtuberį, Jag, Šniaukšlį Liudą. Jis per savo youtubinimo karjerą surinko kiek daugiau nei 53 000 subscriberių. Tiesa, reikėtų paminėti, kad jis jau baigė youtubinti. Jeigu atsimenate legendinę Šniaukšlio ir Carno komandą, paspauskite like. 6 vietoje tvirtai įsikabinęs sėdi Darius CXZ, Mine ir Craft. Kaip ir tikriausiai galėjote suprasti iš vieno jo vardų, kad vienas jo pagrindinių žaidimų yra Minecraftas. Tačiau nepaisant to ar paisant to, jo YouTube kanale yra kiek daugiau nei 68 000 prenumeratorių. Toliau važiuojame į 5 vietą, kurioje su 74 000 prenumeratorių įsitvirtinę. Sveiki, čia aš Vėjavaikis. Kaip jau galėjote suprasti, tai yra Vėjavaikis, jis savo veiklą pradėjo jau tikrai seniai. Prie nuopelnų dar galima būtų priskirti, kad jis sukūrė Vėjavaikio chatą, kurioje yra tikrai daug puikių youtuberių. Nežinau, nustebsite ar ne, tačiau 4 vietoje turime kanalą, kurio pavadinimas yra Pišius Anekdotas. Apie šį kanalą irgi negaliu labai daug ko komentuoti, tačiau galiu pasakyti, kad jis jau turi 89 000 prenumeratorių. Taigi važiuokime į top 3, kurio 3 vietoje yra Stimo Media. Vieni iš geriausių vlogerių Lietuvoje per labai ilgą vloginimo laiką jau sukaupė 112 000 prenumeratorių. Taip pat turi ir rusišką kanalą, kuriame yra beveik 9 000 prenumeratorių. Garbingoje 2 vietoje su 165 000 prenumeratorių yra Vaidotas. Jie savo veiklą pradėjo prieš maždaug 3 metus ir naudodami išskirtinį humorą greitai išpopuliarėjo. Dabar Vaidotą galima išvysti keliuose TV3 Play projektuose. Vienas populiariausių ir skandalingiausių Vaidoto kūrinių yra daina Šėtone prašau. Ji jau turi 2,5 milijono peržiūrų. Ir pagaliau atėjo eilė 1 vietai. Tikriausiai jau visi žinot, kas tai bus. Ir tai yra Domanas. Tai yra Dedvinas. Šis videoblogeris savo veiklą pradėjo Videogagoje siekius ramybėje, o prieš 5 metus įkėlė pirmąjį savo videoblogą į YouTube. Per tuos 5 metus jam pavyko surinkti 202 000 prenumeratorių, tikrai nuostabus skaičius. Taip pat per tą laiko tarpą labai stipriai patobulėjo. Štai taip ir baigėsi mūsų sąrašas. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuku. Taip pat komentaruose parašykite, apie ką norėtumėte pamatyti video artimesnėse serijose. Linkiu visiems gero vakaro, dienos ar ryto ir iki.